Sveiki, gyvi mėly mano. Su jumis laida apie informacinės technologijas ir ne tik IT+. Šią savaitę mes lankėmės Vilniaus knygų mugėje, kur ieškojom ir tikrai radom išmaniųjų technologijų panaudojimo atrodytų tokioje klasikinėje perspektyvoje kaip knygos pavyzdžių. Taip pat šiandien nauji įrenginiai, HTC One išmanusis, PlayStation 4 naujienos ir kiti įdomus ir netikėti sprendimai. Tad nieko nelaukia ir pradėkime laidą. Kaip visada, nuo aktualiausių naujienų trumpai. Skype paleido video žinučių paslaugą. Galima įrašyti trumpą video ir nusiųsti ją vartotojui praktiškai kaip laišką. Tiesa, pasinaudoti tuo gali tik Skype Premium vartotojai ir kol kas paruošta versija tik iOS, Android ir Mac sistemoms. Pristatyta Ubuntu grafinė sąsaja skirta planšetėms. Pasklidę gandai, kad HTC pristatys Ubuntu įrenginį, neišsipildė. Tačiau tie, kurie turi Nexus 7 ir Nexus 10, jau šią savaitę galės išmėginti šią operacinę sistemą. Korporacija Microsoft paskelbė apie tai, kad elektroninio pašto tarnyba Outlook.com pagaliau pasiekė finišo tiesiąją ir neteko ilgai turėto beta statuso. Outlook.com programinės įrangos giganto reklamuojamas kaip šiuolaikinė elektroninio pašto tarnyba, kuri apjungia naują išvaizdą ir suprantamą vartotojo sąsają su gerai pažįstamomis žymomis. Microsoft duomenimis nuo elektroninio pašto tarnybos starto pradžios jie pradėjo naudotis jau 60 milijonų vartotojų. Ir jų skaičius tik auga. Maždaug prieš mėnesį nauja failų dalinimosi tarnyba Mega debutavo su dideliu triukšmu, atkreipusi į save ne tik žiniasklaidos, bet ir nemažos dalies vartotojų dėmesį. Pastarosios tarnybos įkūrėjas Kimas.com taip dar kartą garsiai pareiškė apie save ir savo naują projektą. Pastarosios tarnybos įkūrėjas Kim.com tikina, kad idėja pasiteisino. Dabar tarnybos vartotojų skaičius padidėjo iki 3 milijonų, kurie į Mega serverius sukėlė jau virš 125 milijonų failų. Bendrovė Google paskelbė savo išmaniųjų akinių Google Glass bandytojų atranką. Visi norintys mėginti šiuos džiaugsmus turės gyventi JAV, būti vyresni nei 17 ir pasiruošę įsigyti Google Glass papildytos tikrovės akinius už $1500. Pasirodo, nemokamai dalinti bandytojams akinių bendrovė nesiruošia. Taip pat sprendžiant iš Google paskelbto naujo vaizdo siužeto, Google Glass bus valdomi balsu. Prieš pateikiant valdymo komandą reikia ištarti frazę OK Glass. Jei jau atsitiks ir pasiseks taip, kad sulaukia 100 jubiliejaus naudosite Facebook'u, gali būti, kad tokio gražaus skaičiaus ant savo sienos ir nesulauksite. Štai Detroite viena dama 104 metų amžiaus savo Facebook profilyje mato amžių 99 jau keliarius metus. Pasirodo, Facebook'e nėra 100-ojo gimtadienio galimybės. Kiekvieną sykį bandant pakeisti į teisingą amžių, išmetamas klaidos pranešimas. Facebook'as kažkodėl nemėgsta senolių. Sostinės Litexpo parodų rūmuose vasario 21-24 dienomis, kaip tas žurnalistų numylėtas žodis, šurmuliavo Vilniaus knygų mugė. Knygos viena didžiųjų mano aistrų, visos į lentynas nebetelpa. Vis dar lankausi bibliotekose, jose praleidau ir didžiąją vaikystės dalį. Tad mane itin nudžiugino, kad kuo toliau, tuo daugiau įspausdinto žodžių kiemą veržėsi ir naujausios technologijos. Knygas ir leidinius padarydamos dar patrauklesniais, patogesniais ir tikrai smagesniais. Knygų žiurkė. Atsimenate tokią epitetą? Dažniausiai skirta tam, kuris skaito ir visur knygas tamposi ir akių nuo puslapio nepakelia. Tiesa, dabar ta knygų žiurkė tikriausiai vaikščiotų su iPadu, mini casualu, kitų tabletų ar laptopų, o gal turėtų savo stilingame krepšyje ir elektroninių knygų skaitytuvą, pavyzdžiui, Kindle. Anksčiau elektroninių knygų, ypač lietuviškų pasirinkimas neįtin džiugino, tačiau kiekvienais metais padėtis tik gerėja ir gerėja. Ta patvirtina ir Alma Litera atstovai, šiųmetėje knygų mugėje svečius vilioja visais įmanomais tabletais ir neeiliniu elektroninių knygų pasirinkimu. Tai iš pradžių tos, vadinkime, elementarios tekstinės elektroninės knygos. Čia yra jų grupė jau sukelta. Mes jau darome visas naujausias knygas, populiariausias, kokias tai ir 50 pilkų atspalvių, Čekuolį, Tapino knygas. Ypač akcentuojam tos lietuvių autorius. Turime tas knygas vaikams. Čia ir tokių klasikinių autorių, Marcinkevičiaus knygos, Grybų karas ir voro vestuvės, jos yra įgarsintos, skaitomas tekstas garsiai, reiškia, mes galime palikti įrenginį vaikui, kuris dar nemoka skaityti, ir visas tas tekstas praeina įgarsintas. Kuo tikrai noriu pasidžiaugti šių metinių renginių, pagaliau ir lietuviai suprato, kad technologinių įrenginių bijoti nereikia. O bet tačiau, manau, ganėtinai paradoksalu, kad knygų mugėje buvo pristatomas tik vienas elektroninis knygų skaitytuvas. Aš čia vieną puikią pardavimo platformą matau, taigi kas buvo tas vienintelis?
Ogi ne pats ryškiausias, bet girdėtas Prestige. Aišku, jie ir tabletų siūlė, bet pagrindinis dėmesys buvo skirtas elektroniniam skaitytuvui. Prestige multireader skaityklė elektroninių knygų, jinai yra e-ink, nėra apšvietimo, neapsunkina akių, labai paprasta skaityti ir tai galima daryti ilgai, būtent, kad kiek didelį galima paskaityti. Maždaug taip atrodo, tamsoje žinoma jos nepaskaitysi, bet dienos metu, lyginant, tarkim, su kitomis, tai jinai būtent ir neblizga, neturi to apšvietimo ir matot, atrodo, tas bandyta priartinti lygiai taip, kaip prie tos spausdintos knygos. Taip pat ir audio knygos palaiko ir paveikslėlius, ir EPUB'as pagrindinės būtų formatas ir PDF-as taip pat. Šio įrenginio kaina 289 litai. Ir mėlėjai pasitaręs kolegom nusprendėm, kad prisidėję 100 kitą, daug geresnį įrenginį gautume. O bet tačiau pasirinkimas kiekvieno. Tiesa, dar vienas maloniai nustebinęs dalykas – knygos LT stendas, kuriame galėjai iš karto nusipirkti knygas internetu. Taip, patalpoje, kurioje sudėti didžių jaudinantis knygų reitimai, pirkis viską internetu. Sakyčiau drąsu, tačiau Mantas Butas, knygos LT valdančios VIP Supply direktorius, tikina, kad knygynai keliasi į internetą, Lietuva modernėja ir nieko čia nepadarysi. Migracija yra internetą ir tai nieko naujo. Tai nereikia labai stebėtis, kadangi, kaip minėjau, vakarai, būtent tolimieji JAV, artimieji mūsų Europėlė, tas vyksta internetu, sakau, tiek parfumerija, įvairiausios rytis yra internetinės parduotuvės, kurios tiesiog žmogaus patogumo dėlė yra. Minusas galėtų būti, jeigu tai būtų minusas, ką ir minėjau, tos fizinis nepajautimas knygos ar tai kitos prekės internete, bet daugiau aš jokių problemų kitų nematau. Anksčiau dar buvo ilgas pristatymo laikas. Buvo nuo 3 iki 6 dienų. Jeigu reikia jums dovanos rytoj, jūs tiesiog nespėsite ją gauti. Šiandien dienai tas pristatymo laikas taip sutrumpėjęs, kad jūs šiandien, jeigu mūsų parduotuvės atveju, jūs susakysite iki 16 valandos, rytoj mes jums pristatysim knygą. Knygų mugėje jau seniai ne tik knygos, tai ir kiti leidiniai, žemėlapiai, žurnalai. Ir tin džiaugiuosi ir noriu pagirti IQ kolektyvą, pristačius ne tik IQ savaitraštis programėlę, bet ir IQ Play sprendimą. Plačiau pasakoja Tomas Kasparaitis. IQ savaitraštis įsileidžiamas kiekvieną savaitę su savo unikaliu turiniu. Čia yra naujausias numeris, kaip tik vakar vakare mes išleidom. Tai yra turinys, tai yra video reportažai. Stengiamės, kad tai nebūtų tiesiog PDF dokumentas, kad ten peržiūri, pasididini, susimažini, o kad tai būtų interaktyvu ir įdomu skaitytojui. Plius turinys, atsisiuntus turinį, galima paskui peržiūrėti ir neturint interneto ryšio. Orai, galvosūkiai, TV programa. Mes turim tokią programėlę IQ Play ir jeigu mes paimsim, užvesim įrenginį, pradeda rodyti, paspaudus 2 kartus, pasidina per visą ekraną. Labai lengva sužinoti, kur ši funkcija veikia, nes yra toks ženkliukas. Taigi dar sykį noriu pasveikinti organizatorius, o ir pačius mugės dalyvius už originalų požiūrį, išradingumą, kūrybingumą. Juk knygų mugėje viskas – ir literatūra, ir muzika, ir dailė, ir technologijos. Vienokios ar kitokios. Visa tai nėra taip toli vienas nuo kito ir šiųmetė Vilniaus knygų mugė tą tikrai įrodė. Nu, o pabaigai visiems noriu rekomenduoti apsilankyti Apple App Store ir atsisiųsti mūsų 5 kontinentų sukurtą taikomąją programą Press LT. Su ja galėsite prenumeruoti ir skaityti periodinę spaudą savo mobiliajame įrenginyje. Beje, nesvarbu, yra internetas ar ne. Skaitykite kada ir kaip patogu. O ir apskritai, mėlyjei, skaitykite. Ir žiūrėkite tipius. Na, o dabar naujienos iš už jūrų marių. Pirma, žinoma, didžioji HTC naujiena – HTC One. Taip pat pristatyta naujoji Sony žaidimų konsolė PlayStation 4. Tiesa, 2 valandų trukmės pristatyme ji taip ir nebuvo parodyta. Ir laukia kiti technologiniai džiaugsmai. Šią savaitę HTC pristatė naują savo flagmaną HTC One. Prie didžiausių HTC One naujovių galime priskirti visiškai naują ir unikalų dizainą, kamerą su Ultra Pixel technologija, fantastišką garso kokybę ir stipriai atnaujintą HTC Sense 5 su HTC Blink Feed. Štai charakteristikos, o mes judame toliau. HTC One dizainas yra kažkas naujo. Priekinę telefono dalį užima 4 ir 7 colių Super LCD 3 ekranas, apsaugotas Gorilla Glass 2 stiklu bei 2 stereo garsiakalbiai. Galinė HTC One dalyje kamera, HTC ir Beats by Dre logotipai.
Aliuminis HTC One suteikia pramogos ir tvirtumo jausmą. Šis telefonas sudarytas monobloko principu. Tai reiškia, jog telefone nebus jokių judančių ar klibančių detalių. Tačiau tenka nusivilti tuo, kad baterija šiame telefone negalės būti pakeista. Telefono korpuso spalvą bus galima rinktis iš sidabrinės, juodos ir raudonos spalvos. Viena iš pagrindinių HTC Sense naujovių – HTC Blink Feed. Ši naujovė pavers pagrindinį telefono ekraną šviežiausios asmeninės informacijos srautu, tarp kurių socialinės žiniasklaidos, pramogų, gyvenimo būdų ir kitos naujienos, taip pat nuotraukos bei kita informacija. HTC One turi 4 megapikselių kamerą su sensoriumi su Ultra Pixel technologija, kuri leidžia išgauti iki 300% daugiau šviesos nei įprastinės telefonų kameros. Todėl nuotraukos su HTC One turėtų gauti žymiai ryškesnės bei detalesnės. Beje, HTC teigimo mitas, teigiantis, jog daugiau megapikselių reiškia geresnę kokybę, yra melas. Todėl dėl HTC One tik 4 megapikselių kameros išsigąsti neverta. Taip pat One galima filmuoti ir Full HD raišką. HTC One telefone įmontuota HTC Boom Sound technologija. Tai telefono priekinėje dalyje montuojami 2 stereo garsakalbiai su dedikuotu stiprintuvu. Teigiama, kad šis telefonas išgauna neįtikėtinai garsų, aišku, bei kokybišką garsą. HTC flagmanu bus pradėta prekiauti kovą 185 įvairiose parduotuvėse ir net 80 valstybių. Kol kas kaina nežinoma, tačiau galima spėti, jog ji tikrai viršys 2000 litų. Pirmosios 3 japonų kompanijos Sony žaidimų konsolės kartu sudėjus buvo parduotos daugiau nei 300 milijonų vienetų tiražų. Nors ir praradę kiečiausią žaidimų konsolės vardą amžiniems priešams iš Microsoft, japonai nežada sudėti ginklų. Naktį iš trečiadienio į ketvirtadienį Lietuvos laiku buvo pristatyta naujoji Sony žaidimų konsolė Sony PlayStation 4. Taip pat buvo pristatytas naujos kartos kontroleris DualShock 4, kuris atrodo kaip DualShock 3, tačiau šiek tiek patobulintas. Naujoji konsolė bus itin galinga. Turės X86 architektūros procesorių, 8 GB operatyviosios atminties, bei žinoma itin galingą ir kelerių ateinančių metų žaidimams paruoštą grafikos plokštę. PlayStation 4 leidžia sustabdyti žaidimo proceso eigoje bei suteikia galimybę atlikti kitas užduotis. Taip pat yra įdiegta antroji mikroschema, kuri atsakinga už atsisiuntimų ir išsiuntimų valdymą. O tai reiškia, kad žaidimus galite atsisiųsti foniniu režimu, kai žaidžiate arba kai sistema yra išjungta. Dar daugiau žaisti galite pradėti netgi kai žaidimas dar nėra pilnai atsisiųstas. Savotiškas online žaidimo analogas. Tačiau aišku, kad Sony PlayStation 4 publika užkariaus tik tuo atveju, jei su jo pasirodys ir visa eilė puikių žaidimų. Štai kokie projektai artimiausiu metu. Sony sistemų inžinierius Mark Cerny pristatė projektą NAC, kuris kuriamas varikliuko Unreal Engine 4 pagrindu tarp pačios Sony Computer Entertainment sienų. Mūsų laukia futuristinis žaidimas su animaciniais personažais. Natūralu, kad Sony PlayStation 4 prezentacijoje negalėjo neatsirasti vietos ir šaudyklių serijai Killzone. Kompanija Guerrilla Games pristatė 4 serialo dalį, kuri vadinasi Killzone Shadowfall. Šis projektas pasakoja apie karą su ateiviais, o aršios kautynės panašu perskelia į naują lygmenį. Informacijos taip pat labai mažai, tačiau mes tiksliai gausime šansą aplankyti Vektą, o viskas vyks 2381-aisiais. Dar vienu laikinai išskirtiniu PlayStation 4 projektu taps The Witness, kurio kūrimu užsiema Jonathan Blow, gana sėkmingo dėlionių žaidimo Braid autorius. Žaidėjai bus perkelti į paslaptingą salą, kuri šiek tiek primena tuos laikus, kai buvo populiarus Myst žaidimas. Čia laukia eilė galvosūkių, paslaptingo žemės tyrinėjimai, o visa tai, Jonathano Blow teigimu, truks mažiausiai 25 valandas. 3D spausdintuvai, reikia pripažinti, nėra nei kompaktiški, nei pigiojoje pusėje. Tačiau FreeDoodler bando tai pakeisti. Tai yra rašiklis, kuris atlieka 3D spausdintuvo funkcijas. Tik nežinia, ar čia žodis spausdintuvas taip labai tinka. Jūs negalėsite atspausdinti nuskanuotų ar įvestų matmenų formų, tačiau galėsite visą tai sukurti patys ranka, tarsi rašydami, tik keldami ranką į viršų. FreeDoodler naudoja apps plastiką, kuris yra kaitinamas ir iškart atšaldomas. Šis rašiklis buvo pristatytas per Kickstarterį ir per kelias valandas perško savo pradinę 30 000 JAV dolerių ribą, surinkdamas 10 kart daugiau. Jūs jau dabar galite užsakyti FreeDoodler už taip $75 ir jo sulauksite spalį. Tiek šį kartą, mėly mano. Laukiame jūsų komentarų, nuomonių, pasiūlymų. Juk jūs esate mums svarbiausi. Su jumis buvo Rūta, čia IT Plus ir pasimatysime kitą savaitę.